Mes esame tautinio tapatumo karta. Tai reiškia, kad mus gali nužudyti tik dėl to, jog netaip pažiūrime į kitą žmogų, nepavaišiname cigarete ar turime būdo bruožų, kurie kažkam nepatinka. Mes esame etninės atskirties karta, visiško priverstinio rasių maišymo žlugimo pavyzdys. Mes esame ta karta, kurią sistema nubaudė 2 kartus. Pirma, kai mūsų sistema socialinėmis pašalpomis dosniai šelbė kitataučių, tačiau nesugebėjo pasirūpinti vietiniais prancūzais. Mes esame 1968 metų protestų aukos. Protestuojantis norėjo išsivaduoti nuo tradicijų, žinių ir švietimo, tačiau viskas, ką jie pasiekė, tai tik išsivadavo nuo savo pareigų ir atsakomybės. Mes atmetame jūsų istorijos vadovėlius ir naujai surinksime visą mūsų tautos atmintį. Mes jau nebetikime, kad žmogus, turintis tokį vardą kaip Hader, kada nors galėtų tapti mūsų broliu. Mes atradome, jog turime savo šeimas, savo šaknis ir savo protėvių. Ir šis supratimas yra mūsų ateitis. Mūsų paveldas tai mūsų žemė ir mūsų tapatybė. Ir mes esame savo pačių ateities paveldėtojai. Todėl mes išjungėme televizorius ir išėjome į gatves. Mes rašėme savo šūkius ant sienų, šaukėme garsiakalbius, reikalavome valdžios išgirsti jaunimą ir skraidinome aukštyn savo vėliavas. Mūsų simbolis lambda užrašytas ant didingo spartiečių skydo. Ar jūs dar nesupratote, ką tai reiškia? Mes nesitrauksime ir nepasiduosime. Mes pavargome ir mums jau bloga nuo jūsų bailumo. Jūs vis dar gyvenate pokario ekonominio pakilimo, pensijų išmokų, rasizmo ir įvairoviai, seksualinės laisvės ir ryžių maišelio nuo Bernardo Kouchnerio dvasioje. Šiandien mus spaudžia iki 25% nedarbas, socialinis prasiskolinimas, multikultūrizmo žlugimas ir rasizmo apraiškų prieš baltuosius prancūzus sprogimas. Mūsų šeimos išsiskyrusios, o jauni prancūzų kariai žuvo Afganistane. Jūs nepapirksite mūsų savo saldžiomis kalbomis, peties paplojimu už savo apgailėtiną ir valstybės apmokamą darbą. Mums visiškai nereikia jūsų programų jaunimui. Jaunimas turi savo programas. Ir nemanykite, kad tai paprastas manifestas. Tai karo deklaracija. Jūs esate vakarykštė diena, o mes rytojus. Mes esame tautinio tapatumo karta. La nouvelle branche jeunesse de cette formation d'extrême droite radicale, dont l'un des dirigeants s'appelle Philippe Vardon, 29 ans et leader d'un groupe de rock. À 2 semaines de leur convention qui se tiendra à Orange, la ville de l'ex-Front National Jacques Bompard, Bloc Identitaire fêtera ses 10 ans d'existence.